Galim kokį 12 valandų sumesti meškeres, nejudinti jų, palikti tais pačiais masalais ir žiūrėti, pagausime arba ne. Arba per tą patį laiką išbandyti keletą masalų kombinacijų ir atrasti tokį variantą, ant kurio kimba bent keletą kartų geriau. Tad nuo ko pradėti? Kokius tos masalus naudoti telkiniuose, kurių nežinom, arba iš principo nežinome, ant ko kimba. Šiandien šnekam apie 5 geriausias masalų kombinacijas, kurias galime naudoti praktiškai bet kuriame vandens telkinyje. Tad šokame žiūrėti į video. Sveiki, bičiuliai karpininkai. Mano vardas Matas, esu iš Lunar Baits. Čia savom rankom gaminame tirpius jaukus karpių žūklį. Jeigu jūs ir domina turinys apie karpių žūklę, apie inovatyvius, naujausius metodus, kaip jaukinti ir pritraukti žuvį, prenumeruokite šitą kanalą, nes tikrai pamatysite dar ne vieną tokio tipo video. Na, o šiandien šnekame apie 5 geriausius masalus, nuo kurių galima pradėti praktiškai bet kokią sesiją. Tad nieko nelaukdami, eikime prie top 5 masalų. Penktoje vietoje turime paprastą boilį. Paimam pakuotę, išimam boilį, dedam ant plauko, metame ir viskas. Ir neturėtume iš tikrųjų nuvertinti šitos takos, nebereikalo jinai yra tapusi viena iš populiariausių taktikų tarp daugybės žvejų. Aš mėgstu sakyti, dideli karpiai tikrai netapo dideli dėl to, kad valgė grūdus. Didžiausi karpiai mėgsta valgyti boilius. Tad ši taktika yra puiki, ypatingai, kai jūsų šėrimo strategija yra susietas šėrimų boiliais. Tai reiškia, metame daug boilių į vandenį. Pliusas yra tas, kad gaudome visiškai tuo pačiu, kuo ir žvejojame. Tad žuvis negali ir atskirti, ar čia yra jaukas, kurį ką tik jinai valgė, galbūt net ir dideliais kiekiais, ar čia yra masalas, kuris atrodo įtartinai ir jo reikėtų išvengti. Tad privalumas yra panašumas. Visgi, panašumas tuo pačiu yra ir trūkumas. Jeigu ant dugno turime 100 boilių ir tik vienas iš jų yra pririštas prie mūsų pavadėlio, kokia tikimybė, kad karpis pirmiausia paims mūsų masalą? Tad norint išnaudoti boilį kaip masalą, reikėtų atkreipti į keletą dalykų, kaip mes galime modifikuoti šitą prezentaciją arba šitą masalą. Pirmiausia, galime atkreipti dėmesį į masalo dydį bei jo formą. Jeigu šeriame 15, 20 arba 24 mm jaukais, galime išlošti išskirtinumo, jeigu masalui pasirinksime mažesnį boilį. Pavyzdžiui, šeriant 24 mm boiliais, ant masalo uždėję 15 arba net tų pačių 20 mm dydžio masalą, mes jau taip išsiskiriame. Antra, galime atkreipti dėmesį į masalo plūdrumą. Jeigu mūsų masalas yra toksai pat sunkus kaip ir kiti jaukai ant dugno, čia išskirtinumo jokio nėra. Visgi, jeigu paimame boilį, perpjauname jį per pusę ir čia uždedame viršūnėlę, įprasta klasikinė taktika uždedant pop-up tipo masaliuką ant viršaus veikia tikrai labai gerai. Tas vyksta ir dėl spalvos, ir dėl atrakcijos, kuri yra pop-up masale. Mūsų atveju mes tikime, kad čia veikia ir forma, dėl to šiuo atveju rankose turiu Exotic masalus, larva formos, kurie padeda ne tik per spalvą ir atrakciją, bet ir per formą išsiskirti iš visų kitų jaukų bei masalų ant dugno. Iš čia mes turime dar vieną naudą, tai yra 2 skirtingų atraktorių tipų kontrastavimas. Apatinė mūsų boilio dalis yra labai panašiai į visus kitus jaukus, kurie yra ant dugno, iš jos tirpsta tos pačios dalelės. Visgi viršutinė dalis dažniausiai turi visiškai kitą traktorių rinkinį ir jie vienas su kitu, žargonu tariant, galima sakyti, kad ir šiek tiek pjaunasi, bet tas pjovimasis neretai ir išprovokuoja kibimus. Tad rezume galima sakyti, kad boilinė taktika yra tikrai labai gera. Šeriame boiliais, dedame boilį ant plauko ir taip tikėtina viliojame didesnę, galbūt šiek tiek atsargesnę, bet prie boilių pripratusią žuvį. Praktika bei varžybų patirtis rodo, kad žuvis prie boilių turi priprasti, turi praeiti šiek tiek laiko. Dažniausiai pirmą parą kibimai ant boilių yra tikrai vangesni, todėl verta pasižiūrėti ir į kitus masalus. Tad šokame prie 4 vietos. Ketvirtojoje vietoje turime tigrinius riešutus.
paprastus, išvirtus, iš puodo paimtus tigrinius riešus. Visgi tikrai norėčiau pabrėžti, jog masalui vėlgi rekomenduoju naudoti mažesnio diametro tigrinius riešutus. Pernai, užpernai metų patirtis rodo, kad žuvis kuo toliau, tuo labiau mėgsta maitintis didesniais XXL tipo tigriniais riešutais. Na, o ant plauko uždėjus tokį riešutą kibimų sulaukime tikrai rečiau, negu kai uždedame mažesnį, pavyzdžiui, 10-12 mm diametro tigrinį riešutuką. Vienas populiariausių būdų naudoti tigrinius riešutus yra juos pabalansuoti, kad jie būtų plūdrūs. Galime paimti 2 tigrinius riešutukus, abiejose išgręžti po nedidelę skylutę ir į vidų įdėti plūdrios putos arba korpos. Lygiai taip pat galime nupjauti dalį tigrinio riešuto ir ant viršaus uždėti nedidelį, tačiau plūdrų pop-up masalo gabalėlį. Paprasčiausiai tokį masalą mauname ant plauko ir paliekame 2-3 mm dydžio tarpelį iki kablio sulinkimo. Ir čia verta paeksperimentuoti, nes vieną dieną geriau kimba, kuomet taip išbalansuojame kablį, jog jisai prie dugno liečiasi tik tai smaigaliu, na, o kitą dieną geriau kimba, kai kablys guli ant dugno, o pakilęs yra tik tais plaukus. Šiai prezentacijai iš principo rekomenduoju naudoti mažesnio diametro kablius, jau dažniausiai išbalansuoti patogiausia yra maždaug 6-8 dydžio kablius. Visgi tigriniai riešutai kaip masalas turi vieną didelį minusą. Nepaisant to, kad tai yra labai maistingas, skanus, traškus masalas arba maistas, ar ne, tačiau tigriniai riešutai neturi jokios tirpios atrakcijos savyje. Reiškiasi, jeigu mes ant plauko uždėjome keletą tigrinių riešutų arba metėme pabalansuotą tigrinį riešutą, galime numanyti, kad žuvis jau yra praktiškai suvalgiusi viską arba labai didelę dalį jauko, to, kurį jau esame sumetę į vandenį. Tačiau vietoje sugalvojame sprendimą ir išleidome Triggernut tigrinių riešutų masalų liniją. Turime Red Berry bei Citrus Triggernut masalus. Šie tigriniai riešutai yra paprasti, jie yra išvirti kaip ir visi tigriniai riešutai, išskyrus tai, kad pagal specialią technologiją jie jau yra prisotinti dar virimo stadijoje ir vėliau, pačioje dėžutėje, jie yra mirkomi specialiuose atraktoriuose. Triggernut masaluose atraktorių yra tikrai ne vienas. Dalis jų yra skirti padidinti skonį, pritraukiant žuvį, kuri yra visiškai netoli paties masalo, tačiau turime ir tirpių, ilgų atstumų veikiančių atraktorių, kurie padės atskirti žuvį šitą masalą nuo visų kitų tigrinių riešutų, grūdų ar bolių numestų vandenyje, nes jo atraktyvumas yra tiesiog didesnis. Tai tigriniai riešutai yra tikrai labai geras variantas žvejojant komerciniuose telkiniuose, tačiau lygiai taip pat jie puikiai tinka gaudyti ir laukiniuose ežeruose. Svarbu, kad nekibtų kita žuvis, kuri nenervuotų savo atsitiktiniais kibimais. Visgi, jeigu turime laukinį telkinį, kuriame yra daug dugno perkirtimų, neaiškus reljefas ir žvejojame vietoje, kurios galbūt ir nežinome, koks tai tas dugnas, visai verta pamastyti ir apie pop-up prezentaciją. Tad šokame į 3 vietą. Pop-up masalai – tikras diskusinis klausimas. Labai daug profesionalų sako, kad čia yra nesąmonė ir žvejoti tokio tipo masalais yra visiškai beprasmiška. Ir turiu jums labai aišku argumentą, kodėl tai yra netiesa. Dažniausiai mums apie tą argumentą primena pradedantieji žvejai, kurie nežino, jog pop-up masalų pavadėlius visuomet reikia patikrinti kibirėlyje arba tiesiog vandenyje ir žiūrėti, ar pop-up masalai nekelia viso pavadėlio. Ir kaip taisyklė, pradedantieji neretai netgi ir apgaudo tuos patyrusius, kuomet uždeda visą pop-up masalą ant ilgo pavadėlio, meta į vandenį ir jiems puikiai kimba žuvis. Tai turbūt nebereikalo, dauguma mūsų turi tas pilnas tašias pop-up masalų, iš kurių žinome atsirenkame tuos, kurie mums labiausiai patinka, bet kiekvieną kartą norime išbandyti kažką tais naujo, nes labai dažnai būna, kad būtent ant to specifinio masalo tą specifinę dieną būtent ir kimba. Nors Lietuvoje tikrai dar nėra populiarus, aš visgi rekomenduoju naudoti Ronnie Rigą, kai mes šnekama apie pop-up masalus. Taip, angliškai vadinamas Ronnie Rig galbūt ir nebuvo labai geras pasirinkimas tuomet, kai dauguma mūsų gaudė paprastomis sistemomis, angliškai vadinamomis LED clip. Tačiau, kai perėjome prie helikopter tipo sistemų arba laisvai slankiojančių running rig vadinamų sistemų, tokios prezentacijos mums puikiai yra tinkamos. Ir šiuo atveju yra labai paprasta. Tiesiog paimame masalą, vėlgi šiuo atveju turiu larvą, mauname per arba dantų siūlą, arba angliškai vadinama bait floss, specialiai skirta karpių žūkliai,
Uždedame ant pavadėlio, nukerpame galiuką ir užlydome jį. Tokį masalą į vandenį dažniausiai metame nededami jokio PVA, tikrai garantuotai jisai nesusipina ir tuo pačiu jisai plūduriuoja ir nebijo nei žolės, nei ten kažkokio dumbliuko. Ir yra daugybė pop-up variantų rinkoje. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turime tikrai savo mėgstamiausius. Visgi juos vienyje vienas bendras dalykas. Dažniausiai gaudant pop-up tipo masalų bei pop-up sistema, mums užkimba arba žvynuotieji karpiai, arba veidrodiniai karpiai, tačiau kas moka skirti, tai būna patinėliai. Ir teorija sako, kad taip yra dėl to, jog tiek žvynuotieji karpiai, tiek ir patinai veidrodiniai karpiai turi medžiotojų instinktą ir jie neretai ima net ir gyvą žuvelę ar varlę, kartais užkimba net ir tiems patiems spiningautojams. Na, o būtent laisvai slankiojantis, šokinėjantis pop-up masaliukas labiausiai kažką tokio ir primena. Lunarbaits šiai dienai turime 3 tipų larva pop-up masalus, iš kurių kiekvienas yra tikrai labai skirtingas ir atlieka skirtingą funkciją. Exotic, geltonasis ir, ko gero, populiariausias mūsų masalas labiausiai yra skirtas komercinio tipo žūklėms. Jame yra citrusiniai vaisiai, yra embutirinės rūgšties ir yra kiti atraktoriai, kurie tarsi kaip ir imituoja kitus masalus, kurie jie yra matę, tačiau yra atraktyvesnis dėl savo unikalios formos ir pačių atraktorių derinimo. Oranžinis amber masalas yra lygiai toksai pats populiarus tarp komerciniuose telkiniuose žvejojančių žvejų. Tačiau būtent dėl savo atraktorių sudėties jis ypatingai gerai veikia laukiniuose telkiniuose. Beveik visiems, kurie klausia, kokius masalus pasirinkti laukiniuose telkiniuose, aš galiu parekomenduoti Berry Blend boilius ir Amber larva masalus. Na ir galiausiai turime Seafood ryškiai raudoną žuvinio tipo masalą, kuris labiausiai yra skirtas gaudyti būtent veidrodinius karpius. Dar vienas privalumas žvejojant pop-up masalais yra tai, kad mes tikrai labai lengvai galime permesti. Jeigu nenaudojame PVA, mes tiesiog galime įsitraukti, greitai pasikeisti masaliuką, išbandyti kitokį ir permesti. Tad netingėkite permesti, eksperimentuokite su skirtingų spalvų, skirtingų skonių plaukiančiais masalais ir tai yra tikrai labai geras pasirinkimas, kai mes nežinome, kokio reljefo dugne žvejojame. Na visgi, kai mes žinome, kur gaudome, kai žinome, kad gaudysime šalia šerimvietės, mes turėtume rinktis šiek tiek kitokius masalus. Tad eikime prie antrosios vietos. Penktoje vietoje turėjome boilius ir čia turime boilius ir antroje vietoje. Tačiau tarp jų yra vienas fundamentalus skirtumas. Tirpūs boiliai nėra niekaip surankinti kiaušiniu arba kitais rakinančiais komponentais. Taip, daug paprasčiau yra gražiai apipjaustyti, paimti minkštą boiliuką, kurį galima uždėti ant plauko ir galvoti, kad jisai suveiks labai gerai. Tačiau šiuo atveju dažniau užkimba ne žuvis, o mes. Tas minkštumas, apipjaustymas, jisai galbūt ir duoda privalumą dėl formos, tačiau boilis savo atraktorius labai sunkiai atidavinėja į vandenį. Tam neretai reikia 3, 4, 6 arba dar daugiau valandų, ypatingai jeigu naudojame pigius, paprastus boilius. Tirpūs boiliai iš kitos pusės yra niekaip nesurišti, viskas jų viduje išplaukia. Tirpių boilių sudėtis yra tokia pati kaip ir paprastų boilių. Dabar naudojame naujas technologijas, kurios leidžia mums naudoti visiškai tą pačią sudėtį. Ir tai yra amino rūgštys, organinės rūgštys, žuvų miltai ir visi kiti komponentai, kurie žuviai patinka paprastuose boiliuose, yra ir tirpiuose boiliuose. Lunarbaits turime 2 diametrų tirpius boilius, tai yra 20 bei 24 mm diametro boiliai. 20 mm diametro boiliai pilnai vandenyje ištirpsta per maždaug 3-4 valandas, na, o 24 mm diametro boiliai iki 20 mm aptirpsta vėlgi per tas pačias 3 valandas, o iki 10 mm, jau kaip vadinamo to visiškai branduoliuko, per maždaug 6 valandas. Per 8-9 valandas net ir 24 mm boilio vandenyje praktiškai visiškai nelieka, iš jo lieka tik tais dulkės. Na ir tos dulkės ir yra ta visa geroji dalis būtent tokio tipo masalų. Jos įkvepina dugną, praplaukiančios žuvys jas išjudina ir jos plūduriuoja vandenyje, o mūsų boiliai vandenyje tirpdami į
vandens sluoksnius išleidžia labai daug kylančių dalelių ir čia yra iš tikro išskirtinumas netgi ir tarp visų kitų tirpukų. Dėl itin aktyvaus tirpių boilių veikimo principo tikrai rekomenduoju permetinėti tirpius boilius kaip masalą bent jau kas keletą valandų. Na, jeigu naudojate 24 mm diametro boilius, galite permesti kas 4-5 valandas, bet kuo dažniau, tuo geriau. Visgi patyrę žvejai tikrai puikiai žino, kad dažniausiai žuvis susigundo tirpiais boiliais, kai jie vandenyje jau būna prabuvę kažkiek laiko ir iš viso boiliuko lieka tas vadinamas branduolys. Tai labai paprasta taktika. Pasiimkite indelį, įsipilkite į indelį vandens, įdėkite tirpių boilių, leiskite jiems aptirpti ir turėsite iš karto paruoštų branduolių, kuriuos galėsite mesti nieko nelaukdami į vandenį. Apie tirpius boilius, jaukus masalus galime šnekėti tikrai labai daug, galime išmokti daug ir taip pasididinti savo kibimų skaičių, kartais. Tad mūsų sekantis video bus būtent tokia tema – tirpūs boiliai, tirpūs jaukai. Tad jeigu ši tema jūs domina, primenu prenumeruoti mūsų kanalą. O dabar atėjo laikas pašnekėti apie masalą, kuriam skiriame top 1 vietą. Sportininkai tą žino. Mūsų testuotojų komanda tai rodė jau tūkstančius kartų. Ir nebijoju, jog ir jūs jau pastebėjote, kad kuo mažesnį masalą naudojame, tuo dažniausiai daugiau kibimų sulaukime. Taip, kartais galbūt didesnė žuvis kimba ant didelio jauko, bet tikrai jeigu norime daugiau kibimų, maži masalai mums veikia geriau. Tad pirmąją vietą skiriame mažo wafter tipo masaliukams. Ši taktika nuostabiai veikia komercinio tipo telkiniuose ir yra nusistovėjusi taisyklė, kad ją reikia naudoti tik tais vadinamuose karpynuose. Visgi, pernai metais tikrai labai daug šnekėjome su žvejais gaudančiais laukiniuose telkiniuose ir sakėme, paeksperimentuokim, kodėlgi ne, ir pabandykime tuos mažuosius masaliukus. Ir iš tikro rezultatai labai nudžiugino. Jeigu telkinyje nėra daug pašalinės žuvies, lynų, karšių, galbūt tų pačių kuojų, tikrai labai verta naudoti mažuosius masalus. Galbūt net jeigu ir turime tos kitos žuvies, tačiau jinai nekimba kas pusvalandį, kas valandą ar kas 2, tikrai verta sumesti, nes neretai žuvis tokį masalą pasirenka pirmiau negu didelį boilį ir tą jau parodo praktika. O šnekant apie mažuosius wafter masaliukus, tai jų veikimo principas yra labai panašus kaip ir pop-up masalų. Jie yra plūdrus, reiškia, žuvį juos įtraukti yra ganėtinai lengva. Visgi dėl savo dydžio jie negali pakelti nei pavadėlio, netgi dažniausiai nepakelia ir to paties kablio. Tačiau neretai tokie wafter masalai yra ryškūs, vilioja žuvį per vizualinę atrakciją, jie yra prisotinti tikrai nemažų kiekių atraktorių, reiškia, gali pritraukti žuvį ir iš didesnių atstumų, padėti tokiam masalui išsiskirti iš visos jaukų bazės. Iš principo jie veikia labai panašiai kaip ryškus pop-up masaliukas. Ir geriausiai pasiteisinti praktiką, kai gaudome tokio tipo masalais, tai yra juos naudoti, kai gaudome šalia šėrimo zonos. Pavyzdžiui, jeigu šeriame atstumu, kurį atsižymėjome, atsimatavę, tarkime, 20 apsisukimų ant koliukų, tai tikrai labai rekomenduoju vienu apsukimu, galbūt net pusę apsukimo pridėti ant tos meškerės, kurią mesite už šėrimo zonos ir tai meškeriai būtent skirti tokio tipo masaliuką, tai yra mažą wafter. Jisai tikrai labai gerai veikia, jisai primena ir tą patį grūdą, ar tigrinį riešutą, ar kukurūzą. Jeigu masaliukas labiau užplautas, galbūt net ir kvietį primins. Ir jisai visai taip lengvai išsiskiria iš visos jaukų bazės. Tai tikrai labai naudinga tokį masalą naudoti, gaudant ir šeriant gana aktyviai. Tad kaip tokį masalą pasiruošti ir kokį pavadėlį jam naudoti? Savo rankose turiu mūsų mažuosius snail masalus, kurių turime 5 linijas. Tai yra 8 ant 13 mm diametro unikalios formos straidytės, idealiai subalansuotos, kad tiktų ant 8 arba 6 dydžio kablių. 8 dydžio kablį karpės įsiurbia su snail masaliuku tikrai labai lengvai, o 6 dydžio kablys vis tiek lieka pilnai gulėti ant dugno, nei truputėlio nepakyla jo lenkimo vieta. Tiesiog perduriame, uždedame ant plauko, viršuje uždedame stopą ir mūsų pavadėlis paruoštas. Geriausiai veikia trumpi minkšti pavadėliai, ant kurių dar papildomai uždedame nedidelę arba vidutinio dydžio puva kojinytę.
Snail masalai puikiai tinka prie bet kokio tipo PVA ir tą parodė praktika ne tik tais paprastų žvejybų, bet ir varžybinių. Turėjome iškovoję pirmų vietų, kur kolegos gaudė būtent snail masalais, o į PVA koją nedėjo tik tais kanapės. Lygiai taip pat snail masalai labai tinka gaudant ir boilį. Tiesiog į PVA priskaldant tų pačių boilių, o masalą priderinant šiek tiek galbūt spalviškai. Snailai skiriasi ne tik tai savo spalva, bet ir atraktorių sudėtimi. Tad įsigiję keletą skirtingų dėžučių tikrai galite žinoti, kad turite skirtingus masalus. Pavyzdžiui, Garnet ir Ruby masalai yra idealiai subalansuoti žvejybai nuo ankstyvo pavasario iki tai vasaros vidurio, galbūt vasaros pradžios. Pats populiariausias yra Opal masalas, kuris tinka praktiškai visose žuklėse ir ko gero su juo buvo pagauta daugiausiai žuvų per varžybų laikotarpį. Jade, turėdamas žalsvo tokį elektrinį atspalvį, sukuria visišką unikalumą ir jisai lygiai taip pat tinka žvejybai vasarą. Tuo tarpu Topaz, kalmarų skonio masalai yra idealiai subalansuoti žvejoti nuo vasaros vidurio ir ypač gerai atsiskleidžia žvejojant rudenį. Tad bičiuliai, jau aptarėme 5 geriausius masalus, nuo kurių rekomenduoju pradėti bet kurią sesiją. Toliau šnekėsime apie alternatyvius masalus, apie boilius, apie jaukus ir apie kitas subtilybės karpių žūklėje. Daugiau informacijos galite surasti lunarbaits.com puslapyje apie mūsų produkciją arba prenumeruodami šitą kanalą ir sekdami mūsų video. Iki!